Nu, bičiuliai, brangiausia mano paskutinė prekė šiandien. Kia Exceed. Kia Exceed 2022 metų, 1,6 litro, 104 kW įkraunamas hybridas, benzinas elektra. Modeliukas atrodo gražiai, spalvelė superlu. Tvarkingas automobilis, nereikalaujantis jokių investicijų. Gražus kėbuliukas ir šiaip patikėję, simpatiška šitą man. Važiuoja gerai, jokių pašalinių garsų, jokių tepalų nuotėkio, jokių klaidų ir taip toliau ir panašiai. Taip čia jos nebūtų. Štai toks saloniukas. Per vidurį, kaip matot, medžiaga, o daugiau visur oda. Taip, ką turim? Turim kylesą, turim galinę vaizdo kamerą, partronikus. Taip, čia visur viskas elektra. Skriskiščiai. Taip, čia elektra. Vairuotojo sėdinėlė. Kaip nauja, bičiuliai. Čia visur viskas gražu. Čia kaip nauja. Multimedija didelė. Automatas, aišku, važiavimo režimai. Autoholdas. Podelių laikikliai. Čia daiktadėžė bus. Oba. Jo, daiktadėžė. Taip, kaip matot, klimato kontrolė, kondicionierius, vairiukas. Kaip naujas, bičiuliai. Multifunkcinis pilnai, autopilotas, linijų palaikymas. Kaip sakiau, įkraunamas hybridas. Yra laidas nuo 220 fazės. Navigacija, visi kiti bairiai, kas eina su multimedija. Ir ridelė, žiūrėkit, 83 000 km. Tik tais. Važiuoja gerai tiek benzinų, tiek ant elektros, jokių problemų. Pilnai pakrovus, virš 50 km galima nuvažiuoti drąsiai miesto režimu. Taip kad tikrai vertas dėmesio automobiliukas. Važiuoja labai minkštai iš tikrųjų. Geras variantas. Kas ieško tik kraunamo hybrido, pasibaigus elektrai važiuoja kaip normalus hybridas. Nu, žodžiu, toks variantas. Gražiai atrodantis, gerai išlaikytas. Taip, paskaitykim lapą. Ant lapo rašo Kia Exceed. 22 metai, 1,6 litro 104 kW, benzinas elektra, automatas 83 000 km ir kaina būtų 17 700 euriukų. Kaina gera, kaip palyginus su metais ir kilometrais, taip kad kviečiu atvykti į Vyšnių gatvę 2 Lukšiai Šiaulių rajone, apsižiūrėti šitą automobilį gyvai, prasivažiuoti, pasimatuoti. Jeigu viskas tiks, manau, kad tikrai pirmas atvažiavęs, pasibandęs su juo ir išvažiuosite. Automobilis labai, kaip sakiau, vertas dėmesio, taip kad lauksime jūsų skambučių, lauksime jūsų žinučių. Na, o su mumis galite susiekti, kaip visada, nurodytais kontaktais virš mano galvos. Važiuojame autobrokeris Instagramas arba Facebookas, arba nurodytų telefono numeriu. Tais pačiais kontaktais galite susiekti, jeigu norite, kad ir jūsų automobilį parduotumėm už jūs. Pardavimas jums nieko nekainuos. Viskas, ką reikia padaryti, tai su automobiliu atvažiuoti pas mus į vietą, kad jį apsižiūrėtumėm, įvertintumėm jo stovį. Jeigu nežinote, kiek už tokį automobilį galima gauti pinigėlių, tai įvertinsim jo rinkos kainą ir tos pinigus jums surinksime. Šiam kartui, bičiuliai, būtų tiek, šiam šeštadienį būtų tiek, 4. automobilis pristatytas, jau gerokai, kaip sakant, virš darbo valandų čia sėdžiu, šiandien dirbam iki 3, bet žiūriu, kaip visada man šeštadieniais kažkaip neišeina dirbti iki 3, visą laiką gaunasi ilgiau. Taip kad važiuoju irgi ilsėtis, rytoj sekmadienis laisva diena ir susimatysime su jumis pirmadienį. Gero likusio savaitgalio ir iki greito.